Liepos 28 vakarą Punske Suk į dešinę dviračių žygio dalyviai aplankė bažnyčią Senąją kleboniją, dalyvavo prie Punios ežero surengtoje vakaronėje. Gerbiamas ministrė, jo ekscelencija ambasadorių, gerbiamas konsulė. Šį vakarą susirinkome, kad kartu praleistume būtent šitą laikotarpį. Ypač džiaugiamės, kad jūs, keliaujantys iš Vilniaus, nepamirštate mūsų krašto. Tai mums ypač svarbu. Ir prisimename, kaip prieš 4 metus jūs čia mūsų krašte rengėte savo sąskrydį. Šiandieną jūs atvykstate su dviračiais ir mes tikrai matome jūs dėmesį, mes tikrai juntame jūsų paramą ir manau, kad tai mūsų bendruomenę stiprina ir suteikia naujų jėgų. Šiandieną aplankėte ne vieną mūsų kaimą, aplankėte ir Seinų mokyklą. Aš manyčiau, kad toks pasidalinimas patirtimi, toks bendravimas iš tikrųjų mus suartina ir mes pasijuntame, kad tikrai esame labai ir reikalingi ir artimi. Taigi tą progą, jūsų apsilankimo progą, mes norėtume jūs pakviesti čia į sceną ir įteikti tokius specialiai tą progą pagamintus medalius. Gerbiamas ministrė pirmininkė, kviečiame jūsų žmoną, ponę Rasą. Šitam medalyje yra surašyta visos vietovės, kurias aplankė Suk į dešinę žygio nariai, tai yra iš kitos pusės. Berznikas, Lazdijai, Radnikai, Berznikas, Seinai, Kelčėnai, Lumbiai, Skarkiškiai, Devetiški, Vidugiriai, Kampuočiai, Pristavonys, Trakiški, Šaltėnai ir Punskas. Kaip jau mes girdėjome, šį žygį laimėjo visi tie, kurie važiavo. Ačiū Jums už tai. Gerbiamas ministro pirmininkė, gerbiama Rasa, gerbiami susirinkę, garbūs svečiai, garbūs Punsko krašto gyventojai, malonu, kad jūs sugužėjot kartu pabūt su svečiais iš Lietuvos, kadangi svečiai, man atrodo, kad jie biskį lygtais pavargė dėl to, kad ministras pirmininkas pirmas važiavo dviračiu ir visi iš paskos sunkiai suspėjo, o jau nesakau apie save. Bet vis tiek laiku atvykom visi į Punską. Punske aplankėm bažnyčią ir būtent prisiminimui norėtum jums, ministrė pirmininkė, įteikti mūsų drožėjo Jono Makausko rankų darbą, Punsko bažnyčia su Punsko herbu ir su užrašu Punskas, Punsk. Ačiū labai, ačiū. Per gražiausias Lietuvos vietas ir gamtos požiūrių, ir dvasios požiūrių. Na ir pirmą sykį esame apdovanoti tokių unikalių medalių.
Ačiū Jums labai. Iš ties jaučiamės dviračiuose tikri čempionai ir nusipelnę šių medalių, bet Jūs esate tikri lietuvybės čempionai. Ir mes neturim tokių medalių, kuriais galėtumėm Jūs už tą čempionišką dvasią, nepaisant visų istorijos vingių, išlaikyti lietuvių kalbą, lietuvių kultūrą, pasididžiavimą lietuvybę. Ir tai yra verta mūsų didžiausių padėkų ir pagirimo žodžių. Ačiū Jums labai. Tiesą sakant, tikrai nežinau, kas kam daugiau ko duoda štai šituose pasimatymuose mūsų, ne taip dažnuose, bet vis tik karts nuo karto vykstančiuose ir pasibuvimuose kartu. Jūs sakot, kad Jūs, pajuntat iš mūsų bendravimo buvimo kartu Lietuvos dvasią, bet patikėkit, kad mes atvykę čia, atvykstam kaip tik pasiilgę tos tikros lietuviškos Lietuvos dvasios, kurią Jūs per visus metus, per visus sunkmečius, per visas istorijos kaitas Jūs taip nuostabiai išsaugojat. Ir man kiekvieną kartą, kai čia atvažiuoju, širdį suspaudžia toks virptelėjimas, nors lyg ir minam dviračiais ir čia nėra kada tai širdžiai virpėti, virpa jinai nuo Jūsų kalnelių, bet vis tiek širdis virptelė, kai pagalvoji, o kaip Lietuva būtų atrodžiusi, jeigu būtų išlikusi bent tokia, kokia čia išliko, per visą sovietmetį. Su Jūsų tradicija, su ta tikra lietuvio ūkininko dvasia, su vaikais, kurie nuo mažumės iš tėvų ir iš mokytojų perima tą ilgamžę tradiciją. Tai todėl iš tikrųjų gavę šį medalį nežinom, kaip Jums atsilyginti už tą Jūsų čempionišką dvasią. Ir todėl belieka tik apdovanoti tuo, ką mes čia turime. Tai tokiom, čempionų kepurėm, sakykim taip. Tai Irenai pirmą kepurę. Nežinau, čia kam kepurės, kam skarelės, nežinau, kam dar čia tenka. Taip, viršaičių tai priklauso jam. Iš tikrųjų, dar sykį ačiū ir tikrai, patikėkit, kad aš manau, kad mes galim pasakyti, kad jeigu Jums džiugu mus matyti, tai mums tikrai lygiai taip pat džiugu būti su Jumis kartu, lankytis čia ir matyti ne tik gražią ir puikią gamtą, bet ir labai gražią.